Leidykla Alma Litera pristato Roxy Nafusi audio knygą Manifestavimas – 7 žingsniai į savo svajonių gyvenimą. Iš anglų kalbos vertė Ieva Sakalinskaitė, įgarsino Vita Ličytė. Knygą skiriu savo sūnui Wolfui. Būk, kuo tik nori. Įvadas. Manifestuoti reiškia daryti, kad kas nors įvyktų. Manifestavimas – tai gebėjimas kurtis gyvenimą tokį, kokio norite. Tai gebėjimas pritraukti visą, ko trokštate ir tapti savosios istorijos kūrėju. Manifestavimas yra lyg magija ir mes visi – magai. Manoji manifestavimo kelionė. 2018 gegužę aš gyvenau visai kitaip nei dabar. Buvau 27 ir visiškai nežinojau, ką noriu daryti su savo gyvenimu. Nedirbau, neturėjau jokios gyvenimo krypties ir tikslo. Daugiau nei 10 metų sirgau depresija ir beveik tiek pat skendėjau priklausomybės liūne. Nuolat liūdėjau, visai neturėjau savivertės, po keleto nesėkmingai susiklosčiusių romantinių draugysčių jaučiausi esanti vienu į vieną. Buvau ką tik grįžusi iš Tailando, kur mėnesį lankiau jogos mokytojų kursus. Ten vykau ne tik įgyti kvalifikacijos, kuri padėtų įsidarbinti. Tikėjausi, kad atitrūkusi nuo didmiesčio pagundų, numaldysiu mane kankinantį skausmą ir atsisakysiu hedonistinio vakarėlių liūtės gyvenimo. Bet parvykusi į Londoną, greičiau nei per parą, vėl atsidūriau tame pačiame sename rūkymo, girtavimo ir narkotikų vartojimo rate. Tada ir pasiekiau dugną. Jau nebe pirmą kartą. Mane apėmė neviltis. Jei man negali padėti net mėnuo refleksijos, kasdienės meditacijos, sveikos mitybos ir 200 valandų jogos užsiėmimų, tai kas gali? Visiškai nusiminusi paskambinau savo draugiai Sofijai. Paklausiau jos, kada pagaliau pasijusiu laiminga? Ji atsakė, vakar vakare aš išklausiau tinklalaidę apie vadinamąjį manifestavimą. Atsiųsiu nuorodą. Tai, manau, tikrai turėtų tau padėti. Tuo metu važiavau darytis manikiūro ir sumojau, kad galiu užsidėti ausines ir, kol manikiūrininkė tvarkys man nagus, klausytis tos tinklalaidės. Dabar, kai visą tai prisimenu, man prieš akis aiškiai iškyla štai toks vaizdas. Matau save sėdinčią ant baltos kėdės, mūvinčią juodomis aptemptomis kelnėmis ir vilkinčią dukslę džinsinę striukę. Man lakuoja nagus fuksijų spalva, o aš atidžiai klausausi to, kas mano pasaulį netrukus apvers aukštyn kojomis visiems laikams. Kai man nulakavo nagus, aš parvažiavau tiesiai namo ir įsijungiau nešiojamąjį kompiuterį. Google paieškos langelyje įrašiau frazę „Kas yra manifestavimas?", o paskui sėdėjau ir skaičiau, nagrinėjau, klausiausi, mokiausi ir gerte gėriau informaciją apie manifestavimą. Jau žinojau, ką noriu susimanifestuoti pirmiausia – besąlygišką meilę. Praėjus vos savaitei po to, kai išklausiau tą tinklalaidės epizodą ir pradėjau taikyti kai kurias įgytas žinias, pažinčių programėlėje Raja gavau australų aktoriaus Veido Brikso žinutę. Bendrų draugų mes neturėjome, bet jis man pasirodė labai mielas, tad atsakiau jam ir mudu ėmėme be paliovos susirašinėti. Po 2 savaičių Veidas, su geriausiu draugu keletą mėnesių autobusiuku keliavęs po Europą, užsuko į Londoną 4 dienų, o paskui ketino sugrįžti namo į Australiją. Mes susitarėme susitikti, kai tik jis atvyks į miestą kitą dieną. Pasimatymas buvo toks puikus, kad Veidas nusprendė praleisti savo skrydį ir pabūti ilgiau ir pažiūrėti, kas iš to išeis. Praėjus 3 mėnesiams, mudu sužinojome, kad aš laukiuosi. 2019 birželio 7-ąją, lygiai 1 metai nuo tos dienos, kai gavau pirmąją Veido žinutę, mums gimė sūnelis Wolfas. Taigi, gavau tai, ko norėjau – besąlygišką meilę. Dabar, praėjus 3 metams, mudu su Veidu esame kaip niekada stiprus ir visiškai pametę galvas dėl mūsų nuostabaus mažojo berniuko. Aš atsikračiau visų priklausomybių, padariau sėkmingą karjerą, kuri man tapo vienu iš gyvenimo tikslų ir yra mano aistra,
Taip pat jaučiuosi laiminga ir patenkinta labiau, nei įmanoma apsakyti žodžiais. Be to, pagaliau jaučiu meilę sau. Tai, ko maniau niekada nepasieksinti. Atradusi manifestavimą, aš įsidėjau į galvą viską, ką pavyko apie jį sužinoti ir beveik instinktyviai suskirsčiau jį į 7 nesudėtingus žingsnius. Pradėjau pati elgtis pagal juos ir tada viskas ėmė klostytis kuo nuostabiausiai ir kuo sparčiausiai. Šis pokytis man atrodė toks magiškas ir kartu toks savaime suprantamas, kad gal ir visai logiškas. Mano gyvenimas pasikeitė visomis įmanomomis prasmėmis. Neliko nė smulkiausios buvusios jo dalelės. Ir visa tai įvyko tik todėl, kad perpratau tikrąjį manifestavimo meną. Apie šį neįtikėtiną dalyką, kuris vadinasi manifestavimas, aš ėmiau pasakoti savo draugams ir nedideliam savo Instagramo paskyros sekėjų būreliui. Daugelis tų žmonių neturėjo žalio supratimo, apie ką kalbu. O tie, kurie kažką nutuokė, visada atsakydavo man tą patį. Čia kai vizualizuoji tai, ko nori ir tada noras išsipildo? Supratau, kad daugelis apie manifestavimą nėra net girdėję, o girdėjusieji žino tik apie paviršinį jo klodą ir kad būtent todėl tiek nedaug žmonių manifestuoja sėkmingai. Aš pajutau paskatą, vidinį šauksmą išmokyti kuo daugiau žmonių atskleisti juose glūdinčią galią. Per pastaruosius 2 metus savo rengiamuose gyvuose ir internetiniuose seminaruose 7 žingsnių programa pasidalijau su tūkstančiais vyrų ir moterų. Kasdien gaunu žinučių nuo tų, kuriems ši itin veiksminga ir magiška praktika padėjo pakeisti savo pasaulį ir išsipildyti svajonėms. 2021 pradžioje žinojau, kad atėjo laikas parašyti knygą, nes per rašytinį žodį galiu pasiekti ir išmokyti dar daugiau žmonių. Aš iki šiol praktikuoju manifestavimą kasdien, o žingsniais, kurių jūs išmokysiu, gyvenu ir kvėpuoju. Manifestavimas man teikia naudą visose gyvenimo srityse. Kas rytą atsibundu dėkinga už viską, ką turiu, ir nekantriai laukiu, ką dar visata man padovanos. Pastebėjau, kad nuo tada, kai pradėjau vesti seminarus, žmonės ėmė domėtis manifestavimu ir kuo toliau, tuo labiau. Taip malonu žinoti, kad vis daugiau žmonių patiki, jog jų likimas yra jų pačių rankose, tik daugeliu informacijos tiesiog per daug ir sunku susigaudyti, nuo ko pradėti. Šioje knygoje aš viską, ką jums reikia žinoti, supaprastinau iki 7 nesudėtingų žingsnių, kad galėtumėte atrasti magiją ir imti manifestuoti savo svajonių gyvenimą. Tiesa, noriu jums labai aiškiai pasakyti štai ką. Manifestavimas yra kur kas daugiau nei tik mados klyksmas. Manifestavimas yra mokslo ir išminties santaka. Tai filosofija, kuria reikia vadovautis, ir saviugdos praktika, padedanti gyventi geriausiai kaip įmanoma. Manifestavimo sąvoka nėra nauja. Williamas Walkeris Atkinsonas dar 1906 ją pateikė savo knygoje Minties magnetizmas ir traukos dėsnis Thought Vibration of the Law of Attraction in the Thought World. O mano vienas mėgstamiausių manifestavimo apibrėžimų buvo suformuluotas 1937 žurnalisto Napoleono Hilo knygoje Mąstyk ir būk turtingas Think and Grow Rich. Jūs esate savo likimo šeimininkas. Galite daryti įtaką aplinkai, galite ją valdyti ir kontroliuoti. Jūs savo gyvenimą galite padaryti tokį, kokio norite. Apie manifestavimo galią ir vėliau rašė daug puikių filosofų ir mąstytojų. Tarp mano mėgstamiausių mokytojų yra Louis Hay, Abrahamas Hicksas, Waynas Dyeris, Eckhartas Tolle, Oprah Winfrey ir dr. Joe Dispenza. Visi šie žmonės žino tai, ką dabar žinau aš, ir to visiškai neabejoju. Manifestavimas veikia. Manifestavimo mokslas. Ankstesniame skyrelyje rašiau, kad manifestavimas yra mokslo ir išminties santaka, o dabar paprastai paaiškinsiu jį iš mokslinės pusės. Iš kvantinės fizikos mokslo žinoma, kad visa, kas yra visatoje, sudaryta iš energijos.
Mes sudaryti iš energijos. Kėdė, ant kurios sėdime, yra energija. Dangus mums virš galvų taip pat. Kitaip tariant, visa fizinė materija yra gryna energija. Objektai vieni nuo kitų skiriasi virpesių dažniais ir atomų, iš kurių sudaryti tankiu. Virpesių dažniai gali būti aukšti, žemi ar kitokie skalėje nuo aukščiausio iki žemiausio. Traukos dėsnis teigia, kad toks traukia tokį pat. Tai reiškia, kad aukštų dažnių virpesiai traukia aukštų dažnių virpesius, o žemų dažnių virpesiai žemų dažnių virpesius. Mūsų mintis, emocijos bei jausmai taip pat sudaryti iš energijos, o skirtingų emocijų virpesių dažniai skiriasi. Pakeitę savo mintis, pakeičiame ir savo jausmus bei išgyvenamas emocijas, ir visa tai savo ruožtu pakeičia mūsų skleidžiamų virpesių dažnius. Kai tai įvyksta, mes galime iš aplinkos traukti tokius virpesius, kokius patys skleidžiame. Tad pakeitę savo mintis, paskui emocijas, galime pakeisti ir savo virpesius, galiausiai ir savąją realybę. Knygoje terminais aukšti dažniai ir žemi dažniai aš apibūdinsiu aukštus ir žemus skleidžiamų virpesių dažnius. Pateikiu emocijų sąrašą nuo žemų dažnių emocijų, baimės, neapykantos, iki aukštų dažnių emocijų, džiaugsmo, ramybės, besąlygiškos meilės. Baimė, neapykanta, kaltė, neviltis, pyktis, pavydas, liūdesys, nerimas, jaudinimasis, susierzinimas, apatija, abejingumas, pasitenkinimas, pasitikėjimas savimi, viltis, optimizmas, entuziazmas, geranoriškumas, dėkingumas, džiaugsmas, ramybė, besąlygiška meilė. Dar vienas faktas apie manifestavimą iš mokslinės perspektyvos. Jis daug labiau susijęs su neuromokslais nei su kvantinė fizika. Pasinaudodami neuroplastiškumu, mūsų smegenų gebėjimu pakeisti ir formuoti naujus neuronų kelius per augimą, mokymąsi ir patirtį, mes galime iškelti į paviršių pasąmonėje slypinčią savivertę, nugalėti mus ribojančius įsitikinimus ir kartu išmokyti savo smegenis matyti galimybę. Taip pat galime priderinti savo elgesį prie savo siekių. Klausydami šios audio knygos sužinosite, kodėl visa tai būtina norint įvaldyti manifestavimą. Jei norite daugiau sužinoti apie manifestavimą iš mokslinės pusės, siūlau perskaityti daktarės Taros Sword knygą Ištakos – Atverk protą, pakeisk gyvenimą – The Source. Tara yra neuromokslininkė, manifestavimo ekspertė ir mano draugė, o jos knygoje aprašyta manifestavimo galia pagrįsta kognityviniais tyrimais. Visata. Kai kalbu apie manifestavimą, visada kalbu ir apie visatą. Mano supratimu, manifestavimo galią ir magiją palaiko būtent visata. Visatoje slypi tai, kas pranoksta mūsų sąmoningą suvokimą. Ši energinė jėga lyg neįsemiama pasaulio gausa. Jei jums ši energinė jėga yra kas nors kita, tai žodį visata, klausydami šios audio knygos, panorėję galite pakeisti savo terminu. Na, ar jau esate pasirengę atskleisti savąją vidinę galią ir gyventi geriausią gyvenimą, kokį tik galite? Manifestavimas su Roxy – bendruomenė. Vienas gražiausių ir maloniausių gyvų ir internetinių mano seminarų bei grupinių mokymų sesijų aspektų yra susibūrusi bendruomenė. Per 2020 karantiną užsimezgė tiek daug internetinių draugysčių, be to pilna WhatsApp grupių, kurioms priklauso šimtai vyrų ir moterų susitikusių mano organizuotuose renginiuose. Tose pokalbių grupėse jie vienas kitą palaiko, keičiasi įkvepiančiu turiniu ir dalijasi saviugdos ištekliais. Man tikrai trūksta žodžių apsakyti, kokia laiminga jaučiuosi matydama, kaip bendruomenė vis didėja. Žinau, kad kuo vyresni esame, tuo sunkiau gali būti rasti bendraminčių ir naujų draugų. Tad noriu, kad mano platforma taptų vieta, kurie žmonės susipažįsta ir susibučiuliauja ir skatinu visus jos dalyvius bendrauti tarpusavyje.
Jei norite prisijungti prie mūsų bendruomenės, tapkite internetinio ar gyvo mano seminaro dalyviais ir prisijungkite prie Facebooko grupės Manifest with Roxy. Taip pat galite pasinaudodami grotažyme #ManifestWithRoxy dalytis istorijomis, pasakoti apie savo pažangą ir tai, kaip jums sekasi manifestuoti. Pirmas žingsnis. Susikurkite aiškią viziją. Viskas kuriama 2 kartus. Pirmiausia mintyse, o tada tikrovėje. Robin Sharma. Pirmasis kiekvienos manifestavimo kelionės žingsnis – tai aiškios vizijos susikūrimas. Paprasčiau pasakius, nenueisite ten, kur norite eiti, jei nežinote, kur yra jūsų kelionės tikslas. Tad prieš ko nors imantis, reikia gerai žinoti, ką norite, kad visata jums suteiktų. Pirmiausia, turėčiau paaiškinti, kodėl manifestuojant taip svarbu tiksliai žinoti, ko norite ir tai vizualizuoti. Kai mintyse susikuriame kokį nors potyrį, mūsų smegenys reaguoja taip, tarsi tą potyrį išgyventume iš tiesų. Neuromokslininkė dr. Tara Swart savo knygoje Ištakos atverk protą, pakeis gyvenimą teigia, kad vizualizavimas veikia, nes smegenims skirtumas tarp to, kai tiesiogiai patiriame kokį nors įvykį išorinėme pasaulyje ir to, kai tą patį įvykį itin tikroviškai įsivaizduojame, yra stebėtinai mažas. Pavyzdžiui, jei mintyse vizualizuosime save stresinėje situacijoje, mūsų smegenys reaguos taip, tarsi tai vyktų iš tikrųjų. Mūsų nervų sistema pasiruoš gintis arba sprukti. Organizme pasigamins streso hormonų kortizolio ir adrenalino. Dėl to greičiau ims plakti širdis, padažnės kvėpavimas, pakils kraujospūdis. Mintyse įsivaizduojant stresinę situaciją, kyla tiesioginis ir fiziologinis stresas kūnui. Kita vertus, jei įsivaizduosime, kad esame ten, kur ramu ir tyku, smegenys tuoj duos signalą nervų sistemai nurimti ir paskatins mus atsipalaiduoti. Vaizdiniai mintyse skatina fiziologinius kūno pokyčius ir taip gali daryti įtaką mūsų išgyvenamai realybei. Tad jei vizualizuosime save turinčius tai, ko labiausiai trokštame, sukelsime fiziologinį pokytį, o šis pakeis mūsų energijos virpesių dažnius. Ir tai lems, ką pritrauksime į savo gyvenimą, veikiant traukos dėsniui. Vizualizavimas padeda manifestuoti ir kitaip. Kai imame reguliariai vizualizuoti tai, ko norime, mūsų smegenys pakeičia mūsų elgesio modelius ir aplinkos interpretavimą taip, kad tai derėtų su tais norais. Taip pat smegenys tampa įžvalgesnės ir atviresnės naujoms galimybėms, derančioms su mūsų vizualizacijomis, o su jomis nederančią nereikalingą informaciją atmeta. Tai reiškia, kad mes galime išmokyti savo smegenis vesti mus link ateities, kurios trokštame. Vizualizavimas yra turbūt plačiausiai spaudoje aptarinėjama manifestavimo priemonė. Nesuskaičiuojama daugybė įžymybių, sportininkų ir generalinių direktorių savo sėkmę aiškina ne vienkartiniu turimų siekių vizualizavimu. Plaukikas Michaelas Phelpsas olimpinėse žaidynėse net 23 kartus rekordiškai daug laimėjęs auksą, teigia, kad ruošdamasis visoms rungtims pasitelkdavo vizualizaciją. Jis įsivaizduodavo ne tik laimintis, bet ir susidurintis su kliūtimis ir lengvai jas visas įveikiantis. Mintyse matydamas ir repetuodamas visus galimus įvykių scenarijus ir visada regėdamas geriausias įmanomas baigtis, jis į visas rungtis atvykdavo visiškai pasirengęs laimėti, kad ir kas nutiktų. Kuo vizualizacija detalesnė, tuo atrodo tikroviškesnė ir yra veiksmingesnė. Kad ji išsipildytų, stenkitės įsivaizduoti kuo daugiau įvairių smulkmenų. Modeliuodami savo svajones, būkite kiek įmanoma konkretesni. Pavyzdžiui, jei įsivaizduojate savo svajonių namą, gal galite nuspręsti, kur jis yra, kiek jame kambarių, koks jo planas, ar matote kokios spalvos įėjimo duris, ar regite sode gėlių. Apie savo vizualizacijas mąstykite taip. Jei norite važiuoti į oro uostą automobiliu, juk į Google